kainų parodysiu. Tai mano koinės. Gal tu geriau papasako, ką tu čia darai? Šiuo metu žaidžiam įvairius game modus, žaidžiam LOLą, bet iš tikrųjų tai ne LOLą. Žaidėjai traukia vieną iš 5 kamuoliukų ir įsitraukia, kokį užduotį jiem reikės daryti. Ką mes turim? Nautilus Rebusas. Suplėšiai. Netyčia, nerimta, žinok, ir tai netyčia. Rytoj ne lolas, o fighterių žaidimų turnyrai, taip kad atvykite, dalyvaukite, viskas yra nemokama. Ir prizus gausite beje irgi, jeigu dalyvausite. Kaip vairavimo instruktorius įvertinkimėt, kaip šitas žmogus dabar vairuoja automobilį. Truputėlį viršė greit. 108. Tai vad galite irgi pas Spot pramogų renginį išbandyti įvairiausių simuliatorių, pravažiuoti pagal taisyklės arba ir nelabai. Šiandien šeštadienį čia pas mus įvyko ir maskaradas. Jūs pažiūrėkit, kiek daug žmonių yra atėjusių apsirengusių įvairiausių kompiuterinių žaidimų, serialų, anime personažais. Tai jūs irgi galite dalyvauti. Svarbiausias dalykas, kad jūs registruojatės. Kokį tu apsirengtum personažą? Lara Croft. Va! Aš tikčiau, ne? Jo. Kiek laiko užtrunka vieną figūrėlę nudažyti, ar čia jau pagal kiekvieną žmogų? Pagal kiekvieną žmogų. Gali trukti nuo valandos iki 2, bet kai kurie būna, kad dažo visą dieną. Tai va, atvažiavę čia į Spot pramogų renginį galite ir pažaisti su retro konsolėm PlayStation'as 1. Aš tik tai jį atsimenu, kad jis būdavo biški didesnis, ne? Kaip mano delnas. Nu, tipo, ką?